Tai sveiki dar kartą, įrašymą pradedam. Ir kaip ir jau minėjau, kartu su kolegė mes paruošėm metodinį leidinį dirbtinį intelektą integruojantis įtraukusis ugdymas. Būtent ten sudėjome rekomendacijas tiek mokytojams, tiek mokyklų vadovams. Šis leidinys vis dėlto buvo parengtas pagal... Kolegiai kažkas tai yra su techniniais dalykais, tai atrodo jau viskas susitvarkė. Šis leidinys buvo parengtas įgyvendinant 2024 metų Kauno technologijos universiteto tyrimą. Tai dirbtinį intelektą integruojantis įtraukusis ugdymas, esamų ir ateities scenarijų analizė. Taigi, rašydami leidinį ir pateikdami rekomendacijas, mes rėmėmės 50 pedagogų įžvalgomis. Įžvalgos buvo susietos ir jos buvo analizuotos būtent dirbtinio intelekto taikymo įtraukiame ugdyme galimybėmis, iššūkiais ir, žinome, ateities scenarijais. Tai šiandieną, ką mes planuojame ir koksai mūsų noras yra, kaip mes planuojame šį renginį, tai kaip ir minėjau, pristatysime trumpai patį leidinį, aptarsime galimybes įtraukiame ugdyme ir, žinoma, duosim, kaip jau aš jau minėjau, savo dviems svečiams pasidalinti tą gerąją patirtimi. Tai dėkoju Liucijai Kolpak, Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymo. Ir, žinoma, ačiū labai Dovydui Muniui, mokytojui iš Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos. Tai perduodu vairą kolegijai Linai ir, žinoma, dar turime kolegę Ramintą. Esame 3 tyrėjų komanda, kurios šiandieną ir ves ir moderuos visą šį metodinio leidinio pristatymą. Prašom. Gerai, dėkoju. Atsiprašau, techninius bandumus, kažkodėl neberodo juostos, kur galiu mikrofoną įsijungti, tai tenka truputėlį šokinėti per ekranus. Bet manau, kad problemų dėl to nekils. Ir kaip jau ir Laura minėjo, šiandien susirinkom pristatyti mūsų praeitų metų gan intensyvų darbą, įgyvendinamos projektą, gavom labai įdomių tyrimo rezultatų ir sumastėm, kad tai būtų naudinga jums kaip mokytojams, tiek administracijos darbuotojams, atstovams, direktoriams, pavaduotojams naudoti praktikoje, todėl kad apie dirbtinį intelektą turbūt jau nebekalbame iš perspektyvos klausimų, ar mums jo reikia. Mes jau jį sutinkame kiekvieną dieną visur, tiek pamokose, tiek mokiniai jį naudoja, tiek mokytojai. Ir pagrindinis fokusas yra turbūt skatinti jį naudoti labiau siekiant savų tikslų, tiksliau kryptingai panaudoti. Kiekvienas turbūt gali įsivaizduoti kažkokią tai savo klasę arba bet kokią kitą klasę, kurioje, tarkim, sėdi 25 mokiniai. Vienas labai gerai supranta užduotį ir nuobodžiauja, kitas galbūt bijo paklausti, trečias nespėja skaityti teksto, ketvirtas turi idėjų, bet jam sunku jas užrašyti. Na, koksai penktasis šiandien tiesiog pavargęs būti kažkokia problema. O mokytojas turi vieną pamoką, vieną temą ir labai daug skirtingų vaikų poreikių. Ir šiandien kalbėsim apie tai, kaip tas dirbtinis intelektas gali tapti ne mokytojo kažkokiu tai pakaitalu, o ta tyliaja pagalba, kad kiekvienas mokinys klasėje būtų labiau matomas. Ir būtent iš tokio poreikio gimė ši metodinė priemonė, tas kaip praktinis pagalbininkas mokytojam ir mokyklų vadovam, ieškantiem atsakingų, etiškų ir įtraukių dirbtinio intelekto priemonių taikymo būdų. Tai kampe matote QR kodą, kol mes pristatinėjame, galite panaršyti, pavartyti pačią knygą. Apačioje bus nuoroda, vėliau pasidalinsime skaidrėmis, tai taip pat galėsite knygą skaityti, tą priemonę skaityti. Džiaugiamės, kad jinai yra atviros prieigos, prieinama visiems, tai galite tikrai pasižvalgyti, pasisemti, galbūt tam tikras priemonės išbandyti ir prisitaikyti savo klasėje.
Tai, kaip ir minėjau anksčiau, knygoje orientuojamės į tai, pačioje metodinėje priemonėje orientuojamės į tai, kaip patį dirbtinį intelektą naudoti praktiškai. Mums labai svarbu įtraukties aspektas, siekiant visuomet žiūrime į klasę, į pamokų veiklą, į patį mokymosi procesą, kaip į procesą, kuriame dalyvautų kuo daugiau mokinių, visi mokiniai, kuo labiau girdėtų, kuo labiau būtų motyvuoti dirbti klasėje. Tai skatinti tą įtraukti visų dalyvių, kad visi mokymosi procese būtų lygiaverčiai. Taip pat kalbame apie tinkamų įrankių pasirinkimą priklausomai nuo pačios pamokos struktūros, nuo jos dalyvių, nuo dalyko, nuo pamokos pobūdžio ir panašiai. Ir žinoma, mokytojams svarstom, kad visuomet turbūt svarbu išgirsti kuo daugiau rekomendacijų, kad būtų išvengta etinių ir duomenų saugos problemų, nes tai ypač aktualu šiandieninėme kontekste, kuomet nuolat minimas šių duomenų saugumo užtikrinimo aspektas. Tai, kaip ir minėjau, kad priemonė yra ne tik mokytojams, bet ir mokyklų vadovams, svarbiausia akcentuojant, kaip efektyviai diegti dirbtinio intelekto priemonės ugdymosi procese ir, žinoma, skatinti patį mokinių ir besimokančių įsitraukimą. Pats priemonės tikslas - tai padėti mokytojam ir mokyklų vadovam atsakingai integruoti įvairias dirbtinio intelekto priemonės į ugdymą. Metodinė priemonė sudaro dvi dalis. Pirma dalis yra, vadinasi, dirbtinį intelektą integruojantis įtraukus ugdymas pedagoginėje praktikoje ir ši dalis yra daugiau skirta mokytojams. Antroji dalis yra orientuota į administracijos atstovus, pavaduotojus, direktorius ir pavadinta dirbtinio intelekto įrankių taikymo aspektai ugdymo įstaigoje. Pirmą dalį sudaro 4 poskyriai, vienas iš jų apie apskritai dirbtinį intelektą ir įtraukųjį ugdymą. Įtraukųjį ugdymą turbūt galime paminėti, kad įsivaizduojam iš tos perspektyvos kaip ne daugiau susijusi su spec poreikiais, nes matot, antrasis skyrius yra individualių mokinių poreikių atliepimas naudojant dirbtinį intelektą, tai daugiau orientacija ne į spec poreikius, bet apskritai kiekvieno besimokančio individualiuosius poreikius atsižvelgiant į įvairius neuroskirtumus. Žinom, kad skirtumų yra daug klasėje, kad vieno moksleivio mąstymo greitis greitesnis, kito lėtesnis, galbūt suvokimo tempas skirtingas, vienam paaiškinimų reikia daugiau, kitam priemonių skirtingesnių. Tai mes per šią prizmę, kad tiesiog kiekvienas besimokantysis yra kaip individualus ir prie jo prieiga turėtų būti atrasta paprasčiau. Toliau trečiasis skyrius yra apie dirbtinio intelekto įrankius ir platformas. Tai visas rinkinys įvairiausių įrankių ir platformų, kurias galit pabandyti panaudoti su tam tikrais aprašais, apie jas pristatysiu truputį toliau. Tai, ką galit rinktis praktiniam pritaikymui. Na ir ketvirtasis apie pedagoginiai praktikoje sutinkamus iššūkius ir rizikas susijusius su dirbtinio intelekto naudojimu pamokose. Antroji knygos dalis arba metodinės priemonės dalis tai yra sudaryta iš 3 skyrių. Pirmasis yra susijęs su mūsų tyrimo rezultatais, ką gavom atlikę tyrimą apie Lietuvos mokytojų požiūrius į įvairius įrankius. Antrasis daugiau strateginis ir siūlantis strateginius sprendimus dirbtinio intelekto diegimui ugdymo įstaigoje. Ir trečiasis apie etinius ir teisinius aspektus. Apskritai, kaip ir minėjau anksčiau, kad žvelgiame iš tos perspektyvos, kad tai pačios dirbtinio intelekto priemonės yra kaip pagalbininkas mokytojui ir labai norėjom, kad ir pati metodinė priemonė būtų kaip pagalbininkas mokytojui, nes iš ties jų kasdien atsiranda įvairiausių, labai daug, atsirinkti kitą kartą ir stinga laiko ir nespėjama netgi su visų tuo tempu, tai žiūrėjom į priemonės, kurios būtų orientuotos į individualizuotas užduotis, į pažangos stebėjimą, į grįžtamą į ryšį, mokymo turinio kūrimą ir pagalbą įtraukiam ugdymui. Tai visą tai galime rasti ir pačioje metodiniai priemoniai.
Ką siūlome? Tai siūlome tiesiog pasirinkti aktualų skyrių pagal savo, tarkim, mokomąjį dalyką arba kontekstą. Siūlome išbandyti tam tikrus įrankius su aprašais, siūlome netgi pabandyti tam tikras užduotis, su jais pritaikyti, integruojant pačias priemonės į savo pamokas. Taip pat siūlome panaudoti tam tikrus savitikros klausimus pateiktus po kiekvienu skyriumi, galbūt reflektuoti savo praktikas, patirtis, tai ką pritaikote pamokoje ir integruoti tam tikrus įrankius, atsižvelgiant į jūsų besimokančiųjų poreikius. Taip pat siūlome įvertinti prieš, aišku, naudojimą dirbtinio intelekto įrankio, tai jo tinkamumą. Taip pat pateikėm kelias rekomendacijas, kaip tos įrankius pasirinkti. Žinoma, su mokiniais aptarti dirbtinio intelekto privalumus, iššūkius, su jais padiskutuoti, kas pavyko, kas nepavyko, ką galbūt reikėtų tobulinti, ar priemonė yra tinkama. Na ir žinoma, siūlome diskutuoti su kolegomis apie priemonės, dalintis, aišku, su jais irgi savo patirtimis. Siūlome netgi pasinaudoti pateiktais metodiniai priemoniai šaltiniais ir tyrimų duomenimis, kad tiesiog praplėstumėt savo žinias ir galbūt pritaikytumėt kai ką praktiškai. Taigi, kalbant apie pačius įrankius, įrankiai yra šiek tiek grupuojami į tam tikrus blokus. Tai vienas yra tech platformos, kitas teksto ir balso analizės įrankiai, trečiasis grįžtamojo ryšio sistemos. Tai čia pateikti keli pavyzdžiai apie priemonės, kurias siūlome pabandyti. Ir matot, yra ir trumpi aprašai, yra pagrindinė informacija, ar tai yra mokama versija, ar tai yra nemokama versija, orientacinė kaina, jinai, aišku, gali kisti ir pati ta informacija, kadangi žinom, kad priemonės tobulina nuolatos, keičia, tai suprantam, kad gali būti šiai dienai galbūt kažkiek pakitusi, bet didžia dalim tai tikrai tikriname, jinai yra likusi ta pati. Taip pat priemonės kalba, naudojimo kalba, kadangi žinom, kad daugelis visų dirbtinio intelekto įrankių yra dažniausiai anglų kalba parengti, tai tie tokie pagrindiniai baziniai įrankiai, kurie buvo randami tik anglų kalba, tai siūlom kelias alternatyvas lietuvių kalba. Kaip matote, apačioje EduTem Playground platforma, Tech grupė, tarkim, LearnSharp aplinka, tai tiesiog pabandyti, patestuoti, pažiūrėti tai, kas jums labiausiai tinka. Tas pats yra ir su grįžtamojo ryšio sistemomis, taip pat aprašom, ar reikalingas licencijavimas, kiek tai kainuoja ir panašiai. Visas tas priemonių rinkinys pateiktas į vieną paveikslą, iš kurio gali tiesiog rinktis tam tikras priemonės priklausomai nuo to, ar jums reikalingos priemonės susijusios pamokų planavimui, ar reikalinga, tarkim, žaidybinimui, ar atsiskaitimų kūrimui, vertinimui. Tai tiesiog kiekvieną jų galite pasižiūrėti priklausomai nuo poreikio, kokiam mokymosi procese norėtumėt galbūt įsitraukti ir dirbtinio intelekto priemonę pabandyti. Žinoma, sulaukiam tam tikrais atvejais ir klausimų, ne visi mokytojai dar atsižvelgia į visus aspektus, kuomet stengiasi pasirinkti tinkamą dirbtinį įrankį. Tai ir šioje metodiniai priemoniai pateikėm, į ką atsižvelgti, renkantis tinkamą dirbtinio intelekto įrankį. Tai pirmiausia, į pedagoginį tinkamumą, tai ar tinka jūsų dalykui, ar padeda individualizuoti mokymą, atsižvelgti į jūsų besimokančiuosius, ar skatina jų kritinį mąstymą, savarankišką mokymąsi, motyvaciją didina ir panašiai. Na, žinoma, svarbu atsižvelgti į įtraukties aspektus, ar padeda užtikrinti lygias galimybės visiems besimokantiesiems, ar prikalbina tą neaktyvų dalyvį klasės kamputyje irgi įsitraukti į tam tikras veiklas, ar yra kažkokie aspektai, kurie ir tuos nerimastingus, ar tarkim, kaip tik priešingai ramiosius vaikus įtraukti į visą mokymosi procesą labiau. Tada techninis prieinamumas, ar suderinamas su mokykloje veikiančia techninė infrastruktūra,
ar nebus kažkokių tais nesklandumų diegiant ir paleidžiant ir pačią priemonę ir įveiklinant pamokoj. Na, žinoma, ar įrankis saugo mokinių duomenis, jeigu jūs planuotumėte vesti klasės sąrašą su įvertinimais ir tarkim, klasės moksleivių kažkokius tai duomenis. Taip pat svarbu algoritmų skaidrumas, ar aišku, kaip įrankis leidžia priimti pačius sprendimus, kaip duoda tam tikrus atsakymus, rekomendacijas pateikia, ar galima pakoreguoti, patobulinti pačią priemonę, galbūt patikslinti, jeigu dirbtinis intelektas nurodo ne visiškai tiksliai. Na, ir etinis naudojimas, ar mokiniai mokomi atsakingai naudoti dirbtinį intelektą, ar nekuria kažkokio tai šališkumo ir panašiai. Tai nelengvi iš tiesų namų darbai, stengiantis pasirinkti tinkamą dirbtinio intelekto įrankį, bet jie turbūt būtini, nes yra visokios turbūt paskirties, yra ir paprasčiau suprantamų, tačiau galbūt ne visus principus atitinkančių įrankių. Nors įrankių peržiūra atliekama pakankamai preciziškai internete ir stengiamas jau tų įrankių, kurie su mokymosi procese būtų susijusių ir būtų nepatikimi, nelicenzijuoti ir neteikti į rinką. Na, į ką dar atsižvelgiam pačioj metodiniai priemoniai, tai į ką svarbu dar mokytojui apgalvoti, naudojant dirbtinio intelekto įrankį. Tai yra prieš pamoką, per pamoką ir po pamokos. Tai žinoma, jau pristačiau apie tai, kaip pasirinkti tinkamą įrankį. Tuomet svarbu, aišku, pagalvoti apie savo mokinius, ar jis skatins tą aktyvumą, savarankiškumą. Tačiau reikia pagalvoti ir visuomet apie planą B. Tai tiesiog parinkti alternatyvas mokiniams, kurie negalės naudotis pačiu įrankiu. Tai gali būti ir techninių kažkokių nesklandumų, kaip neveiks kažkokiu, bet gali būti ir susijusių su individualiais specialiaisiais poreikiais, kai galbūt nemokės, nepavyks, ar turėsit asistentą, padėję, kuris padėtų toj situacijoje, kad jums būtų lengviau. Na, žinoma, svarbu parengti instrukcijas mokiniams, kaip naudotis arba kaip tą užduotį atlikti. Per pačią pamoką, kas svarbu, tai pristatyti ne tik pamokos tikslą, bet ir pačią įrankio paskirtį. Kodėl jūs jį pasirinkot ir kodėl jis bus naudojamas. Nes tuomet išsklaido visus klausimus, o kam, kodėl mes čia dabar taip atliksim, kodėl šiandien dirbam kitaip ir panašiai. Ir, žinoma, skatinti mokinius kritiškai vertinti dirbtinio intelekto generuotą turinį, jeigu jisai generuoja kažkokį turinį, ir pasitikrinti visuomet tą informaciją arba tiesiog stebėti neatitikimus, galbūt kelti klausimus papildomus ir panašiai. Skatinti, užtikrinti, kad mokiniai laikytųsi etikos principų ir skatinti, aišku, bendradarbiauti juos tarpusavyje. Po pamokos tai svarbu aptarti su mokiniais visą tą trumpai mokymosi procesą ir ar ta priemonė padėjo pabandyti vertinti, ar tai padėjo jums pasiekti pačius pamokos tikslus, ar kaip tik apsunkino, prailgino ir galbūt verta pagalvoti apie kažkokį kitą įrankį. Tai ši priemonė, kaip ir minėjom, yra praktiška. Pateikiam ir tam tikrus pamokų planus, kaip juos integruoti, refleksijas, užduotis ir pačius įrankius ir priemonės su išbandymo tam tikrais scenarijais, su konkrečiu išdėstymu pamokoje, kaip jūs galėtumėte vieną ar kitą įrankį pabandyti. Kas dar svarbu, kad tos užduotis pateikiamos skirtingo lygmens, tai jeigu jūs, tarkim, matote, kad vieną klasę turite, kurio orientuota į vieną lygmenį, galbūt kitą į kitą, tai galit vienus įrankius pasirinkti vienam lygmeniui skirtus, kitus kitam. Tai visą tai pateikiama taip pat metodiniai priemoniai. Kalbant apie naudas, tai mokiniui siekiama, aišku, kad būtų pasiektos naudos susijusios su individualizuotu požiūriu, su didesniu įsitraukimu ir kad mokinys gautų daugiau dėmesio, daugiau greitesnį tą grįžtamąjį ryšį, kad savarankiškiau užduotį atliktų, bet daugiau galėtų kontaktuoti su mokytoju klasėje apie jam kažkokius neaiškius aspektus.
mokytojui, kad būtų mažesnis darbo krūvis, pagalba planuojant ir efektyvesnis vertinimas. Na ir mokykla, aišku, irgi turi savus tikslus turbūt atliepti modernesnio ugdymo, įtraukties, inovacijų, kultūros tikslus ir panašiai. Apie antrą dalį trumpai Raminta pristatys, kuri ši dalis yra daugiau orientuota į pavaduotojus ir administracijos atstovus. Dėkui, Lina. Pradžia. Tarp kitko irgi replikuojant apie realijas, ar ne, kaip aplinka keičiasi, aš ką tik iš tokio patirties pasidalinimo seminaro, kur doktorantė, kuri lankėsi Jeilio universitete, kaip tik kalbėjo, kokiegi skirtumai Jeilyje ir Lietuvoje. Ir viena iš frazių buvo, kad Jeilyje, they love AI, ar ne, kad labai intensyviai naudoja visuose lygmenyse, nes jeigu tu nenaudoji dirbtinio intelekto nuostata tokia, kad jeigu nenaudoji dirbtinio intelekto, tu tiesiog tampi nebekonkurencingas darbo rinkoje, o darbo rinka visur diktuoja greitį, inovacijas, efektyvumą ir kitus dalykus. Tai kadangi aš nesu visai edukologė, nors su edukologais dirbu, mano sritis yra daugiau vadybinė, tai dėl to buvau atsakinga labiau už šią antrą dalį. Ir antrą dalį rengėm jau tam tikrą nuostatą, nes 24 metais atlikom ir tyrimą, kuris kaip tik parodė, kad vis dėlto yra dar toks emocinis neigiamas fonas, kad mokytojai tarsi bijo, kad pirminė baimė turbūt visur buvo visose srityse, ne tik tai mokyklose, ne tik akademinėje srityje, bet apskritai visose profesinėse srityse, kas čia dabar bus, ar dirbtinis intelektas mus pavers bedarbiais. Tai šiek tiek tų tokių neigiamų nuostatų buvo, bet jos nebuvo labai kažkokios išraiškingos. Kitos nuostatos buvo tokios, kad dirbtinis intelektas trukdo, blaško mokinius, daugiau problemų tarsi sukuria, atpratina mąstyti, na ir žodžiu visus mus kaip ir robotukais verčia. Bet buvo ir labai tokių teigiamų įžvalgų, nors jos buvo daugiau vilties forma reiškiamas, kad čia štai dirbtinis intelektas mums sudaro galimybės padaryti išsilavinimą prieinamą visiems, tarsi demokratizacija švietimo vyksta ir kad, pavyzdžiui, buvo reiškiama viltis, kad dirbtinis intelektas galbūt jau ir vertins atsakymus į atvirus klausimus, štai kiek mums atkris kažkokių tai iššūkių ir laiko sąnaudų. Tai šitos nuostatos išliko, bet turbūt jeigu jau žiūrėtumėm į šiandien dieną, tai kai kas jau yra tiesiog fakto būklės, ar ne, kad šiandien mes jau matome, nebesitikim, kad, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas individualizuos kažką, bet jis iš tikrųjų padeda individualizuoti. Tai grįžtant prie tų lūkesčių, ar ne, ir tų baimių, kurios buvo reiškiamos, tai čia ir vadybos yra sritis, kad jeigu individai kažko bijosi arba kažkokios inovacijos neįsitvirtina, tai ką turi daryti vadovai, administracija, kad tos inovacijos geriau įsitvirtintų. Tai ką mes matom ir ką mes siūlom, ir šitos rekomendacijos atsirado mokyklų vadovam, kad reikia bendrai kalbėtis, ar ne, apie tą viziją, o ką mes norim pasiekti kaip bendruomenė mokyklos. Ir tada kalbam apie suinteresuotąsias šalis, tai be abejo pirmiausia mokytojai, kurie moko, bet ir vaikai, vaikų tėvai. Ar mes taip pat matom tą dirbtinio intelekto panaudojimą, gal ten kažkas labai irgi yra kritiškas, reikia įveikti tas baimės. Tai turim susitarti dėl tos vizijos, mes mokykloje, kaip bendruomenė. Ne? Ir tada, kai mes tarėmės, atsiranda įsitraukimas, galbūt kažkokios baimės yra išsklaidomos. Bet antras svarbus dalykas mokykloje, tai ne vien kalbėtis, bet jeigu jau sakom, kad gerai, dirbtinis intelektas įžengia į sceną ir jisai niekur neketina pasitraukti iš tos scenos ar ne mūsų panoramos, tai kokius mes išteklius turim, kad mes galėtumėm tinkamais įrankiais naudotis. Ir čia Kalina pristatė, ne, kad mokytojas turėtų pagalvoti, kaipgi ten tas dirbtinio intelekto įrankis bus suderinamas su galbūt egzistuojančia mokyklos techninė infrastruktūra. Tai čia ne vien mokytojas prieš pamoką galbūt ateina ir pasitikrina, kaip ten kažkas veikia, bet čia yra esminis klausimas mokyklų vadovam. Tai o kaip ten ta techninė infrastruktūra yra? Ar yra kas apmoko, ar yra kas padeda naudoti tą įrankį? Jeigu iškyla tam tikri galbūt techniniai nesklandumai, ar yra kas pagelbsti, kad individas, tai yra darbuotojas, nes mokytojai yra darbuotojai, ar ne, kad jis neliktų vienas ir kad tas darbas būtų tinkamai organizuojamas. Tai antras aspektas, kuris labai svarbus ir į ką rekomenduojama atsižvelgti, tai vis dėlto yra ištekliai, kuriuos turim, kad irgi
nesusikurtumėm tokių naivių geidžiamumų, tokių socialinių ar ne pagristų lūkesčių, ką mes čia norėtume nuveikti. Na ir tuomet galvojam, kokiuose projektuose prioritetiškai galbūt tam tikrus dirbtinio intelekto įrankius galėtumėm panaudoti, nes vis dėlto ne Jeilis esam, ar ne, kur ten kiekvienam studentui po individualizuotą, dabar galvoju, accountą, ar ne, tai čia tą registracijos vardą suteikti ir panašiai. Na, tai turim galvoti, kad veikiam riboto vis dėlto biudžeto ribos. Ir tada kaip institucija, kaip organizacija turim nuspręsti, o tai kam teikiam prioritetą, kuriem įrankiam, kurių mums labiausiai reikia, kurie būtų naudingiausi mūsų apskritai galbūt ugdymo filosofijoje ir siekiamiem tikslam. Na ir kita grupė tokių gairių, kurias mes ir identifikuodami etinės ir teisinės tam tikras rizikas pasiūlėm, ir be abejo yra daugybė kitų instrumentų. Ir dabar turime nacionalinės gairės, ar ne, kaip dirbtinį intelektą, ką turėtų daryti mokyklos ir kaip jį taikyti, bet yra įvairių ir EBPO siūlo gairės, ir Europos komisija yra pasiūliusi gairės, ar ne, kaip naudotis ir į ką tada reikėtų atsižvelgti ir ką mokykloje reikėtų vėlgi aptarti ir susitarti. Tai yra, kaip traktuojame autorystės klausimai, ar ne, vėlgi nekeliam reikalavimo, kuris buvo čia turbūt ir universitetuose keliamas kaip toks aspektas, kad tada, jeigu jau naudoji dirbtinį intelektą rašydamas ar atlikdamas kažkokią užduotį, tai įrašyk į literatūros sąrašą. Tai, na, ar dirbtinis intelektas yra autorius, dabar čia teisinė patirtis jau per teismus rodo, kad galbūt ir bus autorius, na, bet šiaip dirbtinis intelektas, bet kuris įrankis yra įrankis, kuris mums padeda kažką atlikti. Tai čia tas pats kaip su statistinė programa kažką paskaičiavau, tai dabar čia kas autorius, statistinė programa į literatūros sąrašą, ar į metodologiją tik įtrauksim, ar ne, ar ten metodiką, kur apsirašom. Tai čia mūsų kontekste tokie klausimai kyla, bet net neabejoju, kad ir, na, galbūt autorystės tie klausimai nėra taip ryškiai keliami mokyklos kontekste, bet be abejo jie atsiras, kad visi turėtumėm būti sąmoningi ir tada, jeigu naudojamės dirbtiniu intelektu, tai tuomet ir deklaruojam skaidriai, kaip kad mokytojas ateina ir pasako, kam naudosiu ir kokiu tikslu tam tikrą įrankį, tai ir jeigu mokiniai naudojasi, tai irgi tada skatinam, kad jie tą atitinkamai deklaruotų. Ir be abejo, akademinis sąžiningumas turi išlikti bet kurios akademinės institucijos prioritetu. Tai vėlgi čia tas ir kritinis mąstymas išlieka ir, na, ir ką mes jau ir savo studentams sakom, ir jūs ko gero jau savo praktikoje, kas esat mokytojai, pritaikot, kad turim pažiūrėti tos šaltinius kritiškai ir juos sutikrinti ir nesinaudoti vienu ištekliu, ar ne, kaip žinių šaltiniu. Tai va, tai čia tokie aspektai labai svarbus ir ko gero vienas iš tokių pagrindinių rekomendacinių punktų yra, kad ką tai keičia, ką dirbtinio intelekto naudojimas mokyklos aplinkoje iš vadovų perspektyvos, kur reikėtų vizionieriškų dalykų, ar ne, susitarti, ką nusimatyti, išteklius paskirti. Tai vienas tokių jau procesinių aspektų tai yra užduočių vertinimo pergalvojimas, nes tai, kokie buvo vertinimo kriterijai iki dirbtinio intelekto, tai yra viena istorija, o kokie dabar vertinimo kriterijai gali būti, tai turim ir pergalvoti ir susitarti. Ir mes čia kaip tik ir siūlom, kad kaip galima būtų, ar ne, yra ir planas, ir pavyzdys, kad kokį galbūt svorį norėtumėm skirti turinio kokybei, dirbtinio intelekto naudojimo skaidrumo aprašymui, kaip galime vertinti mokinio kritinį vertinimą ir mąstymą apskritai, na ir tą kūrybiškumą. Tai yra jau tos klišės, kurias jau mes greitai visi tuoj atpažinsim, ar ne, kur dirbtinis intelektas bent jau teksto formą sugeneravo ir galbūt ir paveikslus jau ne tokie naivūs jau atskiriam, kur dirbtinio intelekto sugeneruota ar ten kokie video, tai į visą tai turim atsižvelgti. Tai ir turbūt baigsiu tuo, kad nesuvalgyčiau kur kas vertingesnių pasakojimų iš praktikos, negu kad mes norėjom ar ne aptarti ir kai kurias gairias nubrėžti savo leidinyje. Tai be abejo, va čia ir matot baigiamąją mintį, kad dirbtinis intelektas, taip, jisai yra labai svarbi pagalba, kuriant jau šiandien
šiandien individualizuotą, įtraukesnį turinį, bet be abejo ta sėkmė irgi priklauso, kiek atsakingai, kiek etiškai, pedagogiškai, pagrįstai tą mes darom, kad nestigmatizuotumėm galbūt tam tikrų mokinių grupių, kad vėlgi išliktumėm tais vedliais, turėtumėm santykį su savo mokiniais, o ne vien tik tai, kažkaip liaudiškai sakant, atsifutbolintumėm, kad parašėm grįžtamąjį ryšį su tam tikrų įrankių ir mūsų darbas baigtas, nusiplovėm rankas ir valandos atidirbtos. Tai kadangi daugelis greičiausiai dirbam ir po darbo valandų ir turim įvairių metadarbų, tai šitos refleksijos ko gero yra svarbios, bet kurioje akademinėje bendruomenėje ar organizacijoje. Tai turbūt dabar perleisiu žodį, čia Laura gali mane dar pakreipti, jau padėkosiu už dėmesį mum ir perduosiu žodį mūsų svečiam. Tai ačiū labai, Lina, Raminta, ir viliuosi, kad buvo naudinga. Gal turit kažkokių klausimų, gal nuo tokio pradėkim, ar ne? Galbūt iš tos metodinio leidinio. Aš gal paklausiu. Taip, prašau. Liucija. Tos įrankius, kuriuos jūs parinkot ir metodiniam leidinį nurodyti, kaip jūs juos parinkot? Ar tai buvo mokytojai apklausti, ar tiesiog pasidomėjot, kas dabar madinga, naudinga, ką naudoja? Kaip jūs juos atradot ir sudėjot į tą leidinį? Lina, prašau. Tai pradžioje, aišku, mes pažiūrėjom tai, kas yra populiariausia siūloma teoriniai bandomoji literatūroje arba viešoje erdvėje, tiesiog daugiau iš mokslinių straipsnių, iš to, kas atsiranda moksliniuose tyrimuose, tyrinėjama ir naudojama. Ir žiūrėjom paplitimą tarp mūsų mokytojų, po to, ką jie įvardina, kokius įrankius iš vis atpažįsta, kokių neatpažįsta, kokios dažniausiai naudoja. Turim sąrašą įrankių, kurie minimi užsieniečių galbūt, bet nenaudojami mūsų mokytojų. Irgi įdomus įrankiai pasižiūrėjimui, tiesiog kodėl pas mus, tarkim, jie nėra tokie populiarūs. Bet daug kas, aišku, tas populiarumas turbūt susijęs ir su rinkodariniais veiksmais ir su ta paprasčiau atrandama kažkokia informacija arba kartais netgi greitesniu paplatinimų tam tikrų įrankių iš lūpų į lūpas kalbant. Tai pirma, aišku, iš teorijos, o po to jau iš praktiškai iš mūsų mokytojų. Aišku, ačiū. Aš dar gal papildysiu truputėlį ir kolegę Liną. Tai Lina irgi minėjo Magic School, vieną iš tokių įrankių. Tai kurdami prototipą mes irgi remiamės Magic School patirtimi arba siūlomomis funkcijomis ir pačiu to turiniu, kaip tai yra pateikiama, tai vis tiek yra ta praktika, kuri atkeliauja iš tam tikrų įrankių, kurie Lietuvoje kol kas dar nėra tokie populiarūs, nors tikrai matome, kad jie yra pakankamai naudingi. Dar matau klausimą čiate mūsų pokalbių lange, ar įrankiai, kurie buvo populiariausi, buvo ir kokybiškiausi. Tai kokybinis aspektas turbūt visuomet lieka diskutuotinas klausimas, ką mes suprantam kaip kokybę ir kokius tikslus norim atliepti. Ir kur mums, kaip čia pasakyti, į kokius kriterijus mes atsižvelgiam, kurie mums turėtų būti patys svarbiausi. Tai stengiamės atrinkti tuos, kurie būtų naudingiausi mokytojam, galbūt taip pasakysiu, bet turbūt dėl kokybinio aspekto tai galime visuomet diskutuoti, kuris aspektas jums yra reikalingas ir galbūt per tą prizmę žiūrėti į patį įrankį. Gerai, gal dar yra klausimų? Jeigu klausimų nėra, tai aš su malonumu tada kviečiu sekantį asmenį Liuciją Kolpak, Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymą, kuri sutiko pasidalinti tą gerąją patirtimi iš praktinės pusės. Liucija, prašom, jūsų laikas. Aš visų pirma padėkosiu, kol aš dar prisijungsiu ir pasidalinsiu ekranu, tai visai komandai jūsų padėkoti norėčiau, nes direktoriaus pavaduotoja esu, bet ir esu specialioji pedagogė ir man labai irgi aktualu buvo pažiūrėti, paskaityti jūsų tą leidinį ir įvertinti iš specialiojo pedagogo pusės.
Tai tikrai didelį darbą atlikote, daug vertingos informacijos yra ir rekomenduoju mokytojams atsakingiau gal kiekvieną žodį paskaityti, pavartyti, nes tikrai verta. Ir dar kartą ačiū Jums. Taip, o dabar Glostot širdį. Ačiū labai, Liucija. dalinuosi ekranu. Taip. Taip, ar matot? Taip yra, gerai. Tai, jau prisistačiau, esu direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė. Esu irgi skaitmenizavimo mokyklo entuziastė ir dirbtinis intelektas yra mano toks kasdienis pagalbininkas, asistentas. Jį naudoju beveik kasdien. Ir kodėl, ką jis duoda mokyklai ir ką jis duoda mokytojai, apie tai ir kalbėsiu. Jūs pristatėt šiandien priemonės labiau, aš kalbėsiu šis apie dirbtinį intelektą, gal labiau apie įrankius, kurie yra tokie gal labiau prieinami vienoje vietoje, tai yra chatai, Gemini, Copilotas ir ChatGPT, tai tie įrankiai, kuriuos aš bent jau savo darbe kasdieniam ir kaip specialioji pedagogė, ir kaip vadovė, ir asmeninėje savo kasdienybėje irgi jais naudosiu. Tai labiau gal kalbėsiu iš šitos pusės, bet dirbtinis intelektas yra integruotas dažniausiai ir visus įrankius, kuriais mes naudojamės. Jie irgi yra paminėti ir jūsų leidinyje, tai apie juos irgi kalbėsiu šiek tiek. Tai taip, kaip ir kalbėjo Lina, minėjo, kad dirbtinis intelektas, mums nėra klausimo, ar jį naudoti, ar jis ateis į mokyklas. Jis jau atėjo ir pakeisti mes nieko negalim, jis jau yra, mes jo nesustabdysime. Mūsų dabar yra klausimas, ką dabar su juo daryti, kaip jį naudoti, kurioje vietoje ir kaip atsakingai su juo elgtis. Tai dirbtinis intelektas jau pakeitė mokyklos kasdienybės ir mokytojų pasiruošimas pamokoms atrodo kitaip. Ir jau nekalbu apie mokinius, kurie kartais gal yra net ir pažangesni už mokytojus, nes jie drąsiau dažniau pasinaudoja dirbtinio intelekto, sakykime taip, galimybėmis. Taip pat pakeitė dirbtinis intelektas ir ugdymo individualizavimą, ir kaip specialioji pedagogė tą matau, ir mokykloje kaip pavaduotoja irgi, kai einu į pamokas, stebiu mokytojų pamokas, tai labai tas yra pastebima. Pagalbos mokiniui planavimas irgi mokytojai tikrai naudojasi dirbtinio intelekto pagalba ir matau paruoštas užduotis, paruoštos planus, pateiktus mokiniams tikslus, sėkmės kelią irgi mokytojai pažymi ir refleksijas, analizę. Tai šiai dienai renkamės tikriausiai nebijoti, nedrausti, o mokytis atsakingai naudoti. Svarbus yra, aišku, susitarimai. Ir čia Raminta minėjo, kad vadovo darbe labai svarbu yra tie visi susitarimai, tvarkos, kur kaip visos mokyklos politika dažniausiai priklauso nuo vadovų sprendimų, nuo susitarimų, nuo to, kaip bendruomeniai tas yra pristatyta ir ką bendruomenė apie tai mano. Tai dirbtinio intelekto naudojimo rekomendacijos jau yra parengtos mokyklom, kai kurios mokyklos jau turi pasitvirtinusios tvarkas, mes dar link to einame, bet apie dirbtinio intelekto naudojimą irgi labai dažnai kalbame ir apie visas tas tvarkas mūsų mokykloje irgi jau yra kalbos. Tai dirbtinis intelektas, vienas iš tokių svarbių dalykų, tai yra tas saugumas. Rizikos yra ir jų tikrai mes jas matome ir žinome. Tai labai svarbu yra nustatyti aiškias ribas, ką galiu ir ko negaliu daryti naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Tai pirmas dalykas, jis mano skaidrėje irgi yra pirmas, tai asmens duomenys. Viską, kas yra, ką gina daras, nieko kelti mes į intelekto įrankius negalime. Aišku, jeigu vaikas kuria savo paskyrą, tai vardas, pavardė arba vardas ir pirma raidė, arba kaip tam vaikas savo susimastys, bet čia jau nuo vaiko priklauso, ne? Jis sprendžia arba mokytojas sprendžia. Bet jeigu mes naudojamės dirbtinio intelekto įrankiais, tokiais kaip chatai, padedantis mums susiplanuoti pamoką, tai čia turim žinoti, kad jokių asmeninių duomenų neįkeliam, jokių pavardžių, jokių sveikatos duomenų, nieko, kas gali atskleisti asmenybę, jo pažymius, įvertinimus ir taip toliau. Toliau labai yra svarbus labai dalykas yra pačio turinio tikrinimas. Dėl autorinių teisių tai irgi kalbama labai daug,
ruošiamas dokumentas, man atrodo, Liepos mėnesį turėtų būti jau tokie europiniai dokumentai iš viršaus mums pateikti, dėl to, kas yra autorius darbo, kurį sukūrė dirbtinis intelektas, bet šiai dienai už visą turinį atsako žmogus ir todėl labai svarbu yra pasitikrinti. Ar tikrai nepažeidžia jokių teisių, ar tikrai yra tikslinga, ar tikrai yra tai, ko aš norėjau ir ar aš galiu tą vaikams pateikti. Akademinis sąžiningumas čia irgi labai liečia autorinės teisės, bet ir čia gal labiau kalbame apie mokinius, apie nusirašinėjimą. Mokinys turi parodyti rezultatą, ne tik rezultatą, bet ir patį mąstymo procesą. Tada mes žinome arba pažymėti, kad darbas yra paruoštas naudojant dirbtinį intelektą. Naudojau jį kaip ir universitete, studijavau neseniai, tai irgi reikėjo nurodyti, jeigu naudojo žmogus dirbtinį intelektą, studentas ar mokinys, tai gerai irgi nurodyti, kodėl, kam, kokiu tikslu ir kodėl aš negalėjau pasielgti kitaip. Todėl ir dėl vienos ar kitos priežasties panaudoti dirbtinį intelektą. Atsakomybė, jau tą minėjau, kad galutinį sprendimą priima mokytojas, ne dirbtinis intelektas. Nesvarbu, ar tai paveiksliukas, ar tai tekstas, ar tai užduotis mokiniui. Autorius yra šiai dienai yra žmogus, kuris naudojasi dirbtiniu intelektu, šiuo atveju mokytojas, ir jis neša visą atsakomybę už patį turinį. Kritinis mąstymas. Labai svarbu, kad ne tik nusirašinėjimas, bet ir mokytis klausti, lyginti, tikrinti, pagrysti, kodėl, kam, ir ne visada pasitikėti dirbtinio intelekto pateiktais atsakymais. Tai saugumas reiškia ne baimę, nenaudoju, nes nesaugu, o reiškia tai, kad aš turiu žinoti aiškias taisyklės, tai, kad aš esu atsakingas už viską ir atsakingai naudoju įrankius. Tai tą reikia visada prisiminti. Kodėl DIA asistentas manęs nesupranta, tai labai dažnai būna taip, kad mokytojas sako, nenaudosiu dirbtinio intelekto, nes jis labai daro daug klaidų, nesupranta, man atsakymus pateikė ne tokius, kokius aš norėjau. Tai čia tai, ką matote skaidrėje, tai yra tokia pagrindinė auksinė užklausų taisyklė, kai aš pateikiu, pavyzdžiui, ruošiantis pamokai, pateikiu užklausą, tai visų pirma labai gerai, jeigu dirbtinis intelektas žino, kas jis toks yra, jam suteikiama rolė, pavyzdžiui, tu esi specialusis pedagogas, arba tu esi 5 klasės lietuvių kalbos mokytojas, tu esi mokyklos vadovas, arba tu esi renginių organizatorius. Ir kai dirbtinis intelektas turi rolę, kai yra pateiktas kontekstas, pavyzdžiui, kokia situacija, jeigu aš esu mokytoja, lietuvių kalbos, pavyzdžiui, tai aš nurodau, kad dirbu, pavyzdžiui, su 5 klase, kad klasė, pavyzdžiui, klasėje yra 2-3 vaikai specialiųjų poreikių, kokie galiu nurodyti specialiai poreikiai, kokios užduoties man reikia pritaikyti, kad tai toks ir toks turinys yra pamokos, kad tikslai turi būti išlaikyti visiems bendrai, bet konkrečiam mokiniui reikia tiesiog tik užduotį pritaikyti. Tada pateikiu užduotį, kas tai turi būti. Ar tai turi būti teksto supaprastinimas, ar tai turi būti matematikos kontrolinio pritaikymas, ar tai turi būti matematikos, nežinau, pasitikrinamieji darbai, ar tiesiog pasiruošimas kontroliniam. Ir rezultatas, koks jis turi būti tas rezultatas. Ar tai iš karto man pateik klausimyną, jeigu man jo reikia, ar pateik paveikslėlį sugeneruok. Tai visus tos žingsnius, jeigu aš tokią užklausą pateiksiu, tai didelė tikimybė, kad aš gausiu tinkamą rezultatą ir galėsiu susikalbėti su savo DI asistentu. Aš čia kalbu apie chatus ir apačioje palikau pavyzdį su rolė, su tikslu ir kokio atsakymo aš noriu. Tai tikrai, jeigu domitės dirbtiniu intelektu, lankote kursus, tai čia apie tuos dalykus jie nėra nauji, jie yra viešai prieinami, sakykime, ir čia yra toks pagrindas viso naudojimuose. Čia kalbu dar kartą priminsiu, kad apie dirbtinio intelekto asistentus. Geroji praktika, ką DI realiai gali padaryti mokytojai. Tai, kad taupo laiką, aš esu toks žmogus, kad mano diena kartais minutėm yra suplanuota ir laiko taupimas man yra labai labai svarbus. Tai dirbtinis intelektas tikrai sutaupo laiką. Jis padeda mokytojui pasiruošti pamokai, pasiūlo veiklų seką, pamokos planą pateikia. Gali sugeneruoti kelių lygių užduotis, jeigu aš generuoju, nepasinaudoju jau sukurtų įrankių, kaip pavyzdžiui buvo minėti leidinyje. Taip pat teksto pritaikymas, jeigu man reikia, tai dirbtinis intelektas pritaiko, tai yra Wordas, kuris irgi leidinyje yra minėtas, redaktoriai įvairiausi. Refleksija irgi padeda sukurti
klausimynus pamokos gale, labai gražiai mokytojai sukūrė klausimynus, kai būnu pamokose, atvirose pamokose, stebiu, labai gražiai čia pritaikyta būna specialiųjų poreikių vaikams. Tai tikrai čia yra didelis pagalbininkas, pakanka padiskutuoti, pateikti informaciją, kurios dirbtiniam intelektui reikia tam, kad galėtų sugeneruoti mums atsakymą ir tikrai puikiai su to susitvarko. Vertimo kriterijai irgi dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, įtraukiajame ugdyme vertinimo kriterijai yra labai svarbus, nes jie padeda parodyti sėkmės kelią mokiniui, ką jis pasiekė, ką jis geba jau ir kurioje vietoje dar reikėtų stabtelti ir dar pasimokyti arba patobulinti kažką, tai su vertinimo kriterijais dirbtinis intelektas irgi puikiai susitvarko. Ir tos baimės, kad dirbtinis intelektas pakeis mokytoją, tikrai yra nepagristas. Dirbtinis intelektas tiesiog yra įrankis, tai kaip Raminta minėjo, ir juo naudojamės tiesiog tam, kad palengvintų mums darbą ir sutaupytų mūsų laiką. Kaip DAI pagalba padeda įtraukiajam ugdymui? Na, tai kelios programos ir keli įrankiai tikrai, ne keli, jų yra daugiau, paminėti leidinyje, galima tikrai pavartyti aprašus, visus irgi pasitikrinau. Tai ką padeda, kurioje vietoje? Na, tai visų pirma padeda supaprastinti, sutrumpinti užduotis, kai ruošiamės pamokai. Nes, kai, pavyzdžiui, vaikas turi dėmesio sutrikimą arba negali dėl elgesio, emocijų sutrikimo ilgai išbūti, reikia atsistoti, nueiti, supaprastinam, sutrumpinam mokiniui aiškesni žingsniai tam, kad vaikas galėtų savo tempu ir atliepti jo poreikius. Ir tokios užduotis, tokios instrukcijos atliepia tada vaiko poreikius. Tekstą pavertimą balsu, diktavimą, tai yra Wordas, yra minėtas, yra ir keli kiti įrankiai, kuriuos leidinyje radau. Ir tikrai kai kurie man buvo nauji. Taip pat visi pritaikymai fono, šrifto, skaidrių įgarsinimas. Su viskuo šituo susitvarko dirbtinis intelektas puikiai. Tik reikia, gal išmokti, reikia šiek tiek gal daugiau tų įgūdžių, kad galėčiau gal drąsiau naudotis ir dažniau tos įrankius taikyti. Mitai. Man šitą skaidrę labiausiai patiko, aš prie jos gal daugiausia laiko praleidau. Mitai, kurios turime keisti susitarimais. Tai vienas iš tokių mitų, kad mokiniai nustos mąstyti. Nenustos mąstyti tai tik tada, jeigu tiesiog nusirašo, pasiema, neanalizuoja, neklausia, neperžiūrė atsakymo. Jeigu išmokysim vaiką, kaip tą padaryti, mokinį, tai tikrai mokinys nenustos mąstyti. Mokiniai tik nusirašinės, tik ką minėjau irgi. Jeigu mums reikia tik galutinio rezultato, mokinys įmeta, ne visada supranta, kad tai yra gal ir su klaidom, pateiktas atsakymas. Tai mokyti kritiškai pažiūrėti į atsakymus, mokyti kritiškai pažiūrėti į patį įrankį, pasitikrinti. Ir kai mokiniai, tikrai diskutuojant su mokiniais, irgi šitą panašią labai temą, kai paprašiau, kad pakeltų rankas, kas naudoja ir kas susidūrė su dirbtinio intelekto klaidomis, tai tikrai daug mokinių pakėlė rankas, diskutavom. Jie žino, kad ne visada yra teisinga. Todėl mums labai svarbu parodyti mokiniams, kaip naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, kad ne tik mąstytų, ne tik kritinį mąstymą lavintų, bet ir pamokytų, išmokytų parodyti mokymosi kelią. DAI pakeis mokytoją, nepakeis. Čia vienas iš mitų, jis jau toks, jau nutolęs, jau apie tai mokytojai rečiau kalba, apie tai dažniau kalba tėvai. Labai dažnai forumuose matau, kad kam tos mokyklos, kam mokytojo yra dirbtinis intelektas ir galima mokytoją pakeisti. Nepakeis. Šiai dienai tikrai nepakeis, nematau tokios galimybės, nes mokinį klasę geriausiai pažįsta mokytojas. Dirbtinis intelektas gali sukurti užduotį, gali padėti pasirengti pamokai, bet to emocinio ryšio ir to žinojimo, kokie yra vaikai, tikrai kol kas dirbtinis intelektas nepasiekia. Tai, kad dirbtiniu intelektu pasitikėti iki galo negalima, tai yra, mitas, bet ne iki galo, nes daro dirbtinis intelektas klaidas, reikia pasitikrinti, reikia pamokyti, paaiškinti, nurodyti. Dažnai, kai aš naudoju dirbtinio intelekto įrankius, irgi tų klaidų matau.
Bet labai gražiai dirbtinio intelekto įrankiai išmoksta ir iš mūsų, kai mes pamokom, čia gal profesinis jau yra toks įgūdis, kad reikia visus pamokyti, tai dirbtinį intelektą irgi kartais reikia pamokyti, parodyti klaidas ir jis pasitaiso. Tai, kad dirbtinis intelektas kartais sako, kad apsunkina darbą, nes pasiruošimui aš sugaištu dar daugiau laiko, nes galėčiau pasiruošti daug greičiau, bet kai įsijungiau dirbtinio intelekto įrankį, o jų yra dar labai daug ir aš pasimečiau, nežinau, kurį pasirinkti ir tas geras, tai apsunkinti darbo tikrai ne, palengvina, palaipsniui nereikia tiesiog imti, griebti visko iš karto. Geriausia yra bendradarbiavimas su kolegomis, forumo pasiskaitimas, mokykloje pasižiūrėjimas, kas ką naudoja, kuris įrankis jau pasiteisino, kuris įrankis dažniau naudojamas ir išbandyti palaipsniui vieną įrankį per savaitę, po to kitą įrankį, neskubant ir tikrai mokytojai įsitikina, kad palengvina darbą. Tai, kad DAI netinka įtraukiajam ugdymui, tai irgi mitas. Labai dažnai sako, kad ne, jau specialiųjų poreikių vaikui, tai jokių tokių įrankių, jokių skaitmeninių priemonių, ne, tai yra mitas ir tikrai jį neigiu. Nebent čia galiu tik pasakyti, kad skaitmeniniai įrankiai gal netinka vaikam, kurie turi dėmesio sutrikimą. Nes nors čia irgi gal ne iki galo teisinga, nes dėmesio sutrikimų yra blogi įrankiai tokie, kur labai daug spalvotų mygtukų, judančių, su įgarsinimu, kai yra pagrindinis tekstas, o dar kažkas juda aplinkui, tai tokių įrankių stengiamės ne. Bet tikrai yra gerų įrankių ir matematikai, ir tas pats Edutenas, kuris yra paminėtas leidinyje, tikrai juos galima naudoti, jie labai tinkami ir specialiųjų poreikių vaikai labai juos mėgsta, jie motyvuoja. Tik būtinai saugiai ir atsakingai juos pažiūrėti. Na ir tokia paskutinė mano skaidrė, kad mokytojas ugdymo yra strategas, dirbtinis intelektas tai tik pagalbinė priemonė, kuri padeda individualizuoti kelią į mokymosi sėkmę. Padeda mokiniui, padeda mokytojui ir tada laimi tikrai visi. Tai Ačiū labai, Liucija. Tikrai labai manau, kad detalios įžvalgos ir tas pasidalinimas tikrai detalus. Tai dėkui, kviečiam Dovydą. Dovydas yra Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokytojas. Irgi, Dovydai, prašom, dalinkitės savo patirtim, kaip mokytojo patirtim. Liucijos girdėjau daugiau iš tokios administracinės pusės, bet buvo labai daug praktinių patarimų mokytojams, tikrai dėkingi. Na, Dovydai, jūsų laikas, prašom. Ačiū labai. Mano pirmas klausimas yra, ar matot mano ekraną? Tikrai taip. Žinokit, super, žinokit, nematau nieko iš Teamsų, tai jei kažką rašysit ar kažkas, tai tiesiog sakykit. Stengsime garsiai tai daryti. Super. Šiaip, iš tikrųjų labai ačiū. Pirmiausia, Ramintai, kad pakvietė. Aš ir pats, kai tik atsiuntė nuorodą, varčiaus visą leidinį. Ir pagalvojau, kad lygiai prieš 2 metus aš irgi mokiausi kartu informatikos ir aš kaip tik skaičiau tą leidinį ir žiūriu, kiek daug įrankių prieš tuos 2 metus aš bandžiau ir irgi dėl įdomumo įsijungiau tą patį Magic School ir prieš kokį mėnesį ir galvojau, wow, kaip jie patobulėjo. Nes vis tiek dažniausiai pasirenki vieną įrankį, kurį visada naudoji. Tai man šitas leidinys labai iš tikrųjų buvo fainas tuom, kad vėl galėjau peržiūrėti senus, kažkada pabandytus ir iš tikrųjų supranti, kokioj greitoj pažangoj mes gyvenam. Tai atsiprašau, nepristačiau, esu Dovydas Munis, aš esu istorijos, informatikos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas iš Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos. Ir šiandien pamėginsiu gal toks ir apibendrinimas gausis iš principo pakalbėjimas nuo to teksto generavimo iki mąstymo ugdymo, kaip praktiškai galima turbūt taikyti dirbtinį intelektą pamokose, projektuose ir tiesiog pasidalinsiu mažais arba gal kažkam pasirodys dideliais dalykais, ką aš darau su savo mokiniais per pamokas. Tai aišku, apskritai, kodėl mes šiandien apie tai kalbam, tai visi suprantam, mokiniai per kelias sekundės moka dabar jau sugeneruoti tekstą, pristatymą, vaizdą, argumentus. Tai iš tikrųjų, manau, kad tikrai keičia mokymosi procesą. Ir aš kaip ir akcentuoju, kad dabar jau
tampa turbūt mūsų akcentas, ar bent jau mano kaip ir istoriko, pilietiškumo, informatikos mokytojo, kad mes jau kalbam su mokiniais ne tai, kaip mes galim atrasti informaciją, bet kalbam apie tą kompetencijomis grįstą ugdymą, kad mokinys turi sugebėti tą informaciją kritiškai vertinti, interpretuoti. Gavęs kažkokius šaltinius, turi sugebėti argumentuoti, ką jis ten pamatė, ko nepamatė. Aišku, tada jau ateina tas momentas, kad mokinys turi ir reflektuoti apie iš principo tą informaciją, kurią surado. Tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas šiek tiek skatina mus peršokti į aukštesnį kompetencijų lygį, nes jau tas informacijos suradimas tampa tokia kaip ir bazė iš tikrųjų. Ką pats matau klasėje iš tikrųjų apskritai tarp savo mokinių, kad dirbtinis intelektas padeda silpniau besijaučiantiem mokiniam pradėti darbą. Kad biški, kaip čia pasakius, tą balto tuščio lapo tokį sindromą šiek tiek, sakykime, pravalo. Padeda, aišku, pasigeneruoti pagrindinės idėjas, kažkokį individualizuoja tą mokymosi procesą, nes mokinys kaip ir gali savo tempu, jis turi kaip ir savo konsultantą. Bet atsiranda rizikos, kurias irgi visiškai pripažįstu, kad atsiranda tokia rizika kaip paviršutiniški atsakymai, be aiškios minties, kad kopipastinimo tokia kultūra, kur čia parašė, aš nepagalvojau, bet tiesiog kliklijavau. Ir kad kartais tikrai, manau, kad čia tampa ir tokia mokytojo, ta tokia nauja rolė, kad iš principo mes turim skatinti mokinius, bent jau kviesti juos tam gilesniam mąstymui, nes man atrodo, kad tikrai jau dabar šitam dirbtinio intelekto eroje mes vis labiau matom, kas yra tikrai neatrinkta, kas yra nepatikrinta ir kas yra nesutvarkyta. Tai man atrodo, kad ir problema prasideda tada, kai tas tampa ne pagalbininku, nes turėti nuostabų asistentą, kuris mums gali pagelbėti, yra puiku, bet problema tampa, kai jis tampa mūsų kažkokio minties pakaitalu, mąstymo pakaitalu. Čia šiek tiek nemeluosiu, praleisiu. Aš manau, kad aš daugiau praktikas, ne teoretikas, bet svarbu, man atrodo, čia sudėjau akcentus, kad dirbtinis intelektas yra mūsų kaip įrankis, padeda generuotis idėjas, siūlo struktūrą, mokiniai vis dėlto mokinių darbas niekur nedingsta, jie tikrina faktus, argumentuoja, priima sprendimus ir turim kažkokį galutinį rezultatą. Tai kalbant apie tos praktinius pavyzdžius, tai pasirinkau 4 formatus, ką mes su mokiniais darom ir pabandžiau ir pats, man atrodo, kad ir labai faina, kad iš tikrųjų čia atsidūriau, nes šiek tiek turėjau progą ir pats pareflektuoti, ko aš reikalauju iš mokinių, turėjau progą ir iš tikrųjų dar tokiai gilesnei analizės mokiniais, kaip jie taiko, kaip aš matau, kaip jie taiko, kaip jie mato, kad aš taikau, kaip aš matau, ko aš prašau, kaip jiems atrodo, ko aš prašau. Tai buvo tokia buvo labai faina refleksija apie metų, nes iš vienos pusės šie metai projektų prasme ir tų praktinių pavyzdžių, kurios parodysiu, buvo tokie labai gausus. Tai čia turbūt ir ačiū turėčiau ramintai pasakyti. Tai pristatysiu jums 4 tiesiog formatus. Tai vienas yra, mes su mokiniais iš tikrųjų labai mėgstam infografikus, tai yra analitiniai darbai, vizualia forma. Tai ne kažkoks plakatas, bet mokinys atrenka svarbiausius faktus, nustato ryšius, turi perteikti informaciją kažkokias schemomis ir aš čia taip išskyriau, kokios temas pristatysiu, nes mes dažniausiai šiais metais su mokiniais daugiausia gilinomės žmogaus teisę, migraciją, demokratiją, civilizacijų istoriją, nes dėstau tiek istoriją, tiek pilietiškumą, tiek informatiką, tai mano tos temos tokios apsijungusios yra. Visam šitam procese, man atrodo, išskyriau, kad vis dėlto yra šaltinių rinkimas, faktų tikrinimas, struktūravimas ir aišku, ugdom kritinį mąstymą, vizualinį raštingumą, atsakomybę už pateiktą turinį, gebėjimą organizuoti chaotišką informaciją. Ir kur šitam, čia ir buvo mano turbūt visa refleksija, apie kurią minėjau, kur šitam procese atsiranda dirbtinis intelektas. Tai iš vienos pusės diskutavom ir su mokiniais, ir kartais pats su savim padiskutavau. Tai vėlgi, kur naudojamas tas dirbtinis intelektas? Iš vienos pusės tai naudojamas tikrai pradiniai informacijos paieškai. Mokiniai tikrai prašo paaiškinti sudėtingas sąvokas, pasiieškoti informacijos šaltinių, kuria iliustracijas, padeda taisyti klaidas. Ir čia iš vienos pusės sutinku su tuo, ką kalbėjau pradžioje, kad tikrai įvyko tam tikras
ugdymo proceso demokratizavimas, nes tikrai pastebėjau šiais metais, kad mokinių vidutinių gebėjimų arba silpnesnių gebėjimų mokiniai, kai mes vis tiek prieš projektus dažniausiai pakalbam apie tą dirbtinio intelekto naudojimo kultūrą, aš pamačiau, kad lyginant su senesnių mokinių darbais, kad lygiai šiek tiek pašoko. Ir man atrodo, kad pašoko pirmiausia tai todėl, kad atsirado kokybiškų įrankių, kurie šiek tiek gali labiau padėti mokiniams. Bet ką, nepametant minties, vis dėlto nereiktų nuneigti, reiktų pripažinti, kad ir įsivardinti, ką vis tiek daro mokinys, nes tas dirbtinis intelektas, kaip ir sakiau, yra asistentas geras, pagalbininkas, bet tikrai ne autorius, tai vis tiek mokinys tikrina informaciją ir faktus. Atsirenka, kas svarbiausia, ko reikalauja darbas, jo struktūra. Sprendžia, kokią informaciją galima pasitikėti, ją tikrina. Man atrodo, mitas yra, kad dirbtinis intelektas daro daug klaidų, bet turbūt yra ir tiesos, kad vis dėlto vis tiek reikia patikrinti. Aš kaip istorikas galiu pasakyti, kad būna kartais tikrinuosi tokias sudėtingesnės temas, atsimenu, ruošiuosi pamokai apie Afganistaną, pakankamai vis tiek sudėtinga tema, bet labai įdomi. Ir net susiginčiau su dirbtiniu intelektu, kada mudžahedai iškyla ir po to aš jam screenshotinu sakau, bet tai palauk, tai čia visiškai ne tos datos. Tai man atrodo, kad ir su mokiniais mes tą aptarėm, kad reikia ir pasiginčyti su dirbtiniu intelektu, nes dirbtinis intelektas yra dirbtinis. Tai vis tiek mokinys vėlgi kuria galutinę darbo struktūrą, priima dizaino sprendimus, paaiškina savo pasirinkimus, nes man atrodo, kad dabar tų darbų pristatymai ir man atrodo tie klausimai, kai mes kalbam, kai mokinys pateikia darbą, dabar pasidarė dar svarbesnį iš tikrųjų, nes mokinys turi pagrįsti savo sprendimus, kodėl jis taip iš principo padarė. Ir iš principo tas dirbtinis intelektas tikrai pagreitina techninius procesus, bet tikrai neatstoja to sprendimų priėmimo ir to autorystės klausimo. Tai čia tiesiog mano keletas mokinių darbų. Čia su 7-okais kaip tik darėm infografikus apie graikų dievus. Labai fainas, aš džiaugiuosi, kažkaip seniau 7-okai tokių ne visada tokius gerus padarydavo. Aš jau matau, kad jie pagauna ir randa tą pagalbą tiek per informatiką, tiek ir apskritai, manau, tas technologinis lygis kyla mokinių. Čia mano 9-okų darbai, žmogaus teisų pažinimai pasaulyje, irgi infografikai. Manau, ką svarbu akcentuoti, nors bijau pasakyti, ar paminėjau, ar nepaminėjau, bet su mokiniais vis tiek turim tam tikras taisyklės, kad mes įsivardinam, kaip mes naudojam dirbtinį intelektą. Vis tiek su kiekvienu turim kažkokį pokalbį, kaip jūs pritaikėt, kaip jūs naudojat, jie turi ir mini ataskaitą pateikti, ir mini diskusiją, turim, kur padėjo, kur buvo spragos, o kur, pavyzdžiui, kur labai padėjo, kur, pavyzdžiui, būna, žinot, kad visiškai, pavyzdžiui, nesusigaudo temai. Tai man atrodo, kad ta aktyvi refleksija padeda ir mokiniams suprasti, kad tas dirbtinis intelektas tikrai nėra visada visagalis. Čia dar irgi keletas darbų, partizaninis karas. Čia kažkaip dar gal darėm seniau, gal darėm prieš tą, gal darėm praeitais metais. Tai kaip tik kalbėjom su mokiniais, kad ir aš pats atsimenu, nes darėm per informatiką su savo istorijos grupe, tai kad kažkaip dar tada buvo tas momentas, kai ChatGPT ir dauguma tų pokalbių robotų visai strigo su lietuviškom temom. Tai turėjom kaip tik, bet galvoju, praeitą savaitę tokia, pats, kadangi rašiau pranešimus, turėjom tokią labai fainą diskusiją, kad šnekėjom, kad oho, kaip patobulėjo iš tikrųjų, nes atsimenu, kad mokiniai tikrai kažkaip labai kankinasi iš tikrųjų, klausiant kažkokių faktų tiesiog. Tai kaip tas tobulėjimas tikrai jaučiasi bent jau istorijoje. Keliaujam toliau. Tai dabar Google Sites projektai. Irgi labai, man atrodo, smagus, labai geras įrankis, kuris įgalina mokinį tapti kūrėjų. Nes Google Sitai, tuoj pat parodysiu, tai Google svetainės, lietuviškai leidžia mokiniui tapti ir tyrėjų ir autorių. Čia dirbtinis intelektas padeda generuoti pradines idėjas, paaiškinti sudėtingas sąvokas, edukuoti tekstus, jų stilių, bet mokinys tampa vis tiek labai didelės svetainės
autorių. Jis priima galutinius sprendimus, kuria argumentaciją, navigaciją, atsirenka patikimus šaltinius. Ir čia mes irgi šitą įrankį įvaldėm su 9-okais. Tai čia tokia buvo labai faina integracija, ir pilietiškumas, ir informatika, ir istorija. Tai jeigu matot mano ekraną, tai irgi su 9-okais skiriam šitos metus skiriam apskritai žmogaus teisų situacijai skirtingose valstybėse. Tai čia mano mokinių tikrai labai džiaugiuosi yra interaktyvūs puslapiai apie jų pasirinktų valstybių žmogaus teisų padėtį. Tai vėlgi, čia labai smagu, nes Google saitai nėra pritaikyti iš tos pusės, kad jie neturi kažkokių dirbtinio intelekto funkcijų, tai mokiniai turi iš vienos pusės, tai jie turi patys svetainę griauti, susikurti. Tai kas yra labai smagu, nes atsiranda didesnis supratimas, nes būna ten, kad tai paprašykim dirbtinis intelektas, čia paims mums, čia sukurs ten visą karkasą, bet sakau, palaukit, jeigu jis viską sukurs, jūs nieko negalite redaguoti. Sakau, jūsų autorinė laisvė iš karto yra pribota kažkokios sistemos. Tai man atrodo, kad labai smagu, kad yra tokie Google saitai, kurie leidžia mokiniui pačiam susikurti visą karkasą ir tada ta autorystė tikrai tampa mokinio. Tai čia tuoj sekundėlę. Kūrėm iš principo mokiniai pasirinko skirtingas valstybės ir žmogaus teisų padėtį tose valstybėse. Buvo labai aiškus kriterijai, čia irgi sutinku. Čia ne tik, man atrodo, kad ne tik dirbtiniam intelektui reikia labai aiškių kriterijų, ko tu nori iš jo, bet man atrodo, ir mokiniams reikia tų labai aiškių kriterijų. Tai šitam projektui darėm su mokiniais gal kokius 3 mėnesius. Tai vėlgi tikrai padariau 2 puslapių lentelę, po 6 noriu iš tikrųjų. Tai kas labai padeda. Tai čia, man atrodo, turbūt yra universali taisyklė, ne tik kalbant apie dirbtinį intelektą. Bet vėlgi, prie tokios svetainės aš tikrai dabar ir paskutiniu metu prašau, kad būtų tam tikras Word failas, kur būtų surašyti pagrindiniai promptai. Kam jūs naudojat, pirmiausia, kokius įrankius naudojat, kam jūs naudojat dirbtinį intelektą, nes, man atrodo, aš skiriu tiek ir laiko aptarti, bet ir noriu tam tikro failiuko, kad aš galėčiau matyti iš tikrųjų, tai ko tu ieškoji ten, ką tu darėjai, kaip tau padėjo dirbtinis intelektas, nes, man atrodo, autorystė ir atsakomybė vis tiek yra mokinio, bet man iš tikrųjų svarbu pamatyti tą mąstymo procesą iš tikrųjų. Ar tu ieškoji šaltinių, ar tau redagavo tekstą. Tiesiog tas, matau, tampa ne tiek, rezultatas visada yra svarbu, bet matau, dabar vis tampa svarbiau pamatyti tą mąstymo kelią, tiesiog kaip buvo nueita iki to rezultato. Keliaujam šiek tiek toliau. Dar viena forma, kurią atlikom su mokiniais, kur irgi mus pagelbėjo dirbtinis intelektas ir kurį integravom, tai tiesiog skaitmeninis laikraštis, pasakojimas per vaidmenis. Tai vėlgi kalbam, aš šiais metais tiesiog turiu, kadangi visus 9-okus, 4 klases, tai su skirtingam klasėm turėjom tą pačią temą žmogaus teisės, tik naudojom skirtingus įrankius tyrinėti tom temom iš tikrųjų. Tai su viena klase kaip tik darėm skaitmeninį laikraštį, tai kaip tam tikrą, siekiam ugdyti tam tikrą pilietinę empatiją, atsakomybę už žodį, tai dar tikresnė autorystė, man atrodo, nes mes juos spausdinom, tai yra mokiniai patys prisėmė, kad tai yra jų laikraštis, įsivaizdavom, kad tai jie leidžia, yra kažkokie redakcijos vadovai, iš tikrųjų, kaip jie atliko grupėse, pasiskirstė. Tai toks irgi labai fainas procesas, bet čia vėlgi dirbtinis intelektas, man atrodo, labai svarbus. Čia labai stengiamės su mokiniais susitarti, kad žiūrėkit, dirbtinis intelektas šitoj situacijai stengiamės naudoti kaip redagavimo priemonę. Aš paieškoti informacijos, jeigu kažkur kažko nerandam, nes kad ir kokie faini mūsų lituanistai, bet perskaityti 30 laikraščių po 4-5 puslapius, kad ir kaip mes norim bendradarbiauti ir ką veikti, tai man atrodo, dirbtinis intelektas šituo atveju mums tobulai padėjo. Čia vėlgi mokiniai skuria empatišką tekstą, kuriam pateikia kažkokį moralinį, istorinį vertinimą, ir to dirbtinis intelektas, man atrodo, mokinio požiūrį žmogaus teisų situaciją negali pakeisti. Ir vėlgi ugdom šitą šaltinio analizę, priežasties pasiekmės ryšius, man atrodo, čia ir istorija, ir pilietiškumo yra tas labai svarbus suvokimas, vėlgi kritinis požiūris informacija. Ir čia irgi
Šiaip niekas nieko nesako, tikiuosi, kad viskas matosi, kad nesu savim kalbu. Tai čia irgi labai... Viską matom, labai gražus darbai. Bravo. Ok, super. Tai čia irgi mano 9-okų darbai, žmogaus teisų pažeidimai pasaulyje, Tailandas. Vėlgi, kas irgi labai smagu, kadangi buvo skirtingos formos, bet kriterijai buvo tie patys. Tai čia yra žmogaus teisų padėtis ir indeksai, tai aš jeigu nueičiau Google saitus, irgi tą patį surasčiau, nes man atrodo, kad buvo labai smagu, tada gali net ir palyginti, kaip ar forma turėjo įtakos, nagrinėjant, pavyzdžiui, valstybę, nes kai kurie mokiniai rinkosi tą pačią valstybę. Tai irgi politinė sistema ir pažeidimai. Kai kurie netgi padarė, kur jau labai arti iš tikrųjų, kur jau Tuskulėnai LT, sausio 21, ką žinome. Tai man atrodo, kad tikrai šiek tiek, ir man atrodo, kad šiek tiek, kaip ir kalbėjom, kad aišku, tas kūrybiškumas tikrai tampa tokia klišė. Ir aš sutinku, kūrybiškumas, man atrodo, kartais mokytojai biškį jau vemia nuo to kūrybiškumo. Bet tikrai, bent jau kai su mokiniais aptarinėjom, tikrai sakė, kad toks visiškai kitokia prieiga prie mūsų darbo temos. Ir šitie projektai, kad ir, man net gal yra tas momentas, kadangi apimtis yra nemaža. Dirbtinis intelektas neišgelbė iš tos pusės, iš vienos pusės aš suprantu, kad jie turi tam tikrą asistentą, todėl iš karto apimtis pasidaro didesnė. Jeigu ten būtų, gal pavyzdžiui, jeigu tikrai nebūtų dirbtinio intelekto, sakyčiau, vienas puslapėlis, dabar yra dirbtinis intelektas, aš nesu naivus, žinau, kad bus pagalbos iš šono, iš karto apimtis didėja, kokybei reikalavimai irgi didėja, bet pavyzdžiui, kai mes darėm su mokiniais refleksiją, pavyzdžiui, aš buvau pasiūlęs, sakau, mes išėjom irgi temą, vietos bendruomenė ir savivalda su mokiniais per pilietiškumą, sakau, žiūrėkit, mes galim nerašyti kontrolinio. Jūs galit tokį kūrybinį darbą pasidaryti, galim pasirinkit patys formą, nes mes jau buvom šiek tiek perėję, pasimkit kitą, ar ten laikraštį, ar ten Google saitus, ar infografiką. Sako, ne, sako, lengviau mokytojų kontrolinis vis dėlto. Tai ir aš pilnai jiems pritariu, nes tikrai kontrolinį yra žymiai mažiau. Žymiai paprasčiau pasiruošti, negu sėdėti, mąstyti, promptus, galvoti, ieškoti, skaityti. Tai man atrodo, tos veiklos, net ir integruoti dirbtinį intelektą, jos tikrai turi tam tikrą išliekamąją vertę iš esmės. Ir keliaujam toliau, čia buvo laikraščių pavyzdžiai. Ir dar vienas toksai smagus projektukas, tiek daug nespėjau įsidėti pavyzdžių, tai yra pokalbių robotai. Tai istorija per dialogą. Tai yra, kai čia jau tik sudariau su savo informatikos grupe, nes jau reikia šiek tiek, kad būtų mažiau mokinių, tai yra mokiniai kuria dirbtiniu intelektu paremtus pokalbių robotus, kurie kalba tam tikrų istorinių veikėjų iš principo vardu. Tai čia dirbtinis intelektas gali pagelbėti, generuoti dialogų struktūras, šiek tiek modelį, bet visas vis tiek tas programavimo darbas lieka mokinio rankose. Ir mokinys turi vis tiek sukurti klausimus, argumentaciją, dialogą, turi sukurti kodo struktūrą. Nes, kas yra net smagu, aš dar džiaugiuosi, gal dirbtinis intelektas dar tiek nepažengė, kad, pavyzdžiui, dirbant su Scratch'u dar tie mūsų pokalbių chat robotai dirbtinio intelekto dar tiek nepagelbėjo mokiniam. Tai ten tikrai tampa dirbtinis intelektas tikru asistentu. Parodysiu vieną pavyzdį. Tai kaip vyksta iš principo Scratch'as suteikia galimybę mokiniam patiem blokelių principų suprogramuoti kažkokį programos kodą, kuriam reiktų kažką įrašyti, atsakyti, atsiranda ifai, tai yra teigiami, neigiami atsakymai, pokalbių robotas sureaguoja iš principo į atsakymus, čia funkcija paspaudė, pasveikina, sveikas partizanas, koks tavo vardas, ir iš principo prasideda, čia mokinys pats suprogramuoja. Ir netgi, man atrodo, mokiniai šiek tiek padeda suprasti tuos, visi, man atrodo, esat matę pokalbių robotus, kur atidarai oro uosto puslapį, bibliotekos. Labai dažniausiai pati pradžia jau būna, bent jau pirmi mūsų 5-6 interakcijos,
suprogramuotos be dirbtinio intelekto, ta prasme, kad yra automatiniai atsakymai. Yra, pavyzdžiui, 6 atsakymai, variantai, sveiki, ieškote pagalbos ir tada yra kokios pagalbos ieškote. Tai va čia yra su šita programėlė dirbant, mokiniai turi dirbti tuo pačiu principu, sugeneruoti uždarus tam tikrus atsakymus, kurie turi turėti kažkokį teigiamą arba neigiamą grįžtamą ryšį. Tai irgi toks visiškai kitoks priėjimas prie, sakykime, tam tikrų temų, va šiuo atveju partizanų. Tai va, tuoj pabėgam, labai smagi pabaiga, čia man šitą įdedu, nes labai kūrybiškai pažiūrėjo mokinys. Tuoj, sekundėlę, bandau čia parašyti prisikėlimo. Va, nu ir baigėsi, atsakiau ne tą apygardą, viskas partizanai, laikykit jį, jis ten KVD šnipas. Tai labai juokimės su mokiniais, labai tokia rimta pabaiga toksai, negali labai suklysti. Tai va. Tai kalbant apie tą, turbūt einant prie apibendrimo, apie tą dirbtinio intelekto naudojimo refleksiją, tai kurdami projektinius darbus, kaip ir minėjau, mokiniai pateikė trumpą dirbtinio intelekto naudojimo ataskaitą, kokius įrankius naudoja, paminė, kokiems etapams buvo pasitelktas, kokius promptus rašė, ką teko tikslinti, ką teko atmesti. Ir man atrodo, kad mes taip ugdom tą atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą refleksiją, nes man atrodo, kad labai svarbu, kad mokiniai gebėtų reflektuoti savo patirtį naudojant dirbtinį intelektą. Nes jinai negali, turbūt ir ne visada jinai būna vien tik tai teigiama, ir tada svarbu pasiaiškinti, kodėl jinai buvo tokia, kokia buvo, ir kaip mes galim iš principo kažko pasimokyti. Nes man atrodo, kad tikrai yra svarbu neslėpti tą dirbtinio intelekto naudojimą, bet mokytis naudotis juo kritiškai ir skaidriai. Ir čia turbūt mokytojo vaidmuo tampa tuo būti ne technologu, o pedagogu. Ir gal paskutinė mintis, kad tas skaitmeninis turinys, dirbtinis intelektas tampa tam tikrą šiuolaikinę mąstymo kalbą, kur tikrai gali padėti mokiniui tapti ne tik informacijos vartotoju, man atrodo, kad mes jau visi tapom informacijos vartotoju, bet reikia dabar kažkaip mums peraugti į tą aukštesnį laiptelį, kad mokiniai taptų kritiškai mąstančiais kūrėjais, kuriuos mes galėtumėm ugdyti tai ateities Lietuvai. Tai turbūt tiek. Ačiū labai. Ačiū, Dovydai. Labai įdomus pavyzdžiai. Norėčiau ir aš tokią mokyklą mokytis, būti mokinė. Daug įdomių, naudingų dalykų pamatėm. Tikrai ačiū už tą pasidalinimą. Gal turit klausimų Liucijai, Dovydui, prašau. Atsiprašau, čia gal per daug, man atrodo, pakalbėjau. Neturėjau laikmačio su savim. Bet labai įdomus tie pavyzdžiai. Tikrai reikėjo juos parodyti. Sutinku, Dovydai, reikėjo jais pasidalinti. Gerai, matau, kad klausimų nėra, tai aš tada baigiu įrašą.